Labas draugai, labas žvėjai. Ką, neankstyvas rytas, šiandien vėluoju. Tai nutariau šiandien lėkti prie ežeriuko nedidelio ir šiandien žvejosim su nano džigučiu. Nano, vis dar nano. Tai viską kaip ir turiu susidėjęs. O pasiemu tik tais meškerykoti ir viskas. Masalai yra, da pasimsiu va kėdutę, ten lieptelis yra, tai atsisėsiu sau ramiai ir žvejosiu su nano džigo. Jo, kaip ir prieš tai kartą naudosim tik tais Neptūno masalus. Neptūno masalus, turiu įsidėjęs jau dėžutę jos ir ir tiek. Tiesiog varom keletą valandų, prasitestuosim masalus, pažiūrėsim ar šiandien kas kimba iš vis, nes orai truputį gerėja, o šilumos padavė biškį, tai gal balta žuvis sukils labiau ir bandysiu ją pagauti. Tai ką, draugai, šaunam prie ežeriuko ir susitinkam ten. Bandom žvejot, Neptūno baitai ir aš. Na, draugai, atvykom. Štai ten ežeriukas. Tolumoj. Paeisim į kitos vietos. Čia arkliukai ganos. Tikiuosi, čia jie neužpyks, kad čia pereisiu jų teritoriją. Čia. Oba. Štai čia. Štai, draugai, visi leidimai. Kas kaip. Ką gali paimt, ką gali žvejot. Aišku, žuvį rekomenduoju visada paleisti. Bent jau aš taip darau. Nes kas bus, jeigu čia visi viską ims, ne? Žiūrėkit, draugai. Arkliukai, draugeliai mano. Geriečiai. Arkliai tai, jo, būtų karvės ar buliai suleisti, tai nežinau ar eičiau. O šitie geriečiai. Nu va, patvinęs ežeriukas neblogai. Jo, daug lietaus buvo. Nieko, šiandien nano džigutis, sau ramiai ant lieptelio, pasėdėsim, pameškeriosim, super bus. Gal kažką rimtesnio pagausim. Tikiuosi baltos žuvies pagausim. Nu, blemba, tik tais kelis kartus esu pagavęs ant nano džigo. Buvau pagavęs 2 raudės. Bet jau tokios raudės. Ne tai, kad ten raudytės. Štai va, wow, gera. Štai va, mano žvejybos vieta šiandien, draugai. Lieptelis savo, fainutis. Ir, žinoma, kitą kartą, čia šiaip geras spotas atliekti ant feederio pažvejoti ar ant plūdinės. Esu praeitais metais žvejojęs. Yra, man atrodo, ir vidosikas. Tai va. Na ką. Dedam daiktus, ruošiamės ir žvejosim. Nu, baigiau čia susiruošti, tai ką. Savo meškerykotis. Bam. Štai, iki 1 gramo užmetimas. Užsidedu šitą baltą dabar. Nuo praeitos žvejybos likęs masalas, tai palieku šį. Ir ką? Bandysim daryti pirmus metimus. Tikiuosi, pirma žuvis bus.
Nu ką, važiuojam. Nu gerai, pirmas metimas nieko, tai geras ženklas. Tai draugai, geras ženklas, jeigu per pirmą metimą nieko nepagauni, nei kibimo nebūna, reiškiasi viskas gerai su žvejyba. Toliau bus daug kibimų. Žiūrėkit, draugai. O, pirmas kibimas ir ašarukas. Nano džigas, Neptūno baitai. Atsiminkit, įsidėmėkit labai gerai. Yeah, baby! Haha! Ką, paleidžiam, ne? Kur aš tave paleisiu? Paleisiu prie kranto, nes paskiau pasakysi savo draugeliam, kad nekipkit ant geltono. Žiūrėkit, čia paleisiu šį gražiai savo. Nu, žiūrėkit, kiek čia mailiaus. O, įkyti. Nu, plauk. Šovė į žolės. Jehuhu, atsidarėm. Bliamba, kėdutė čia. Jolki palki. Kas čia vyksta? Užmė. Let's go. Let's go. Let's go. All American followers still sleeping. Oh God. Oh, fish on. Fish on. Oh, maybe it's pike here, no? Maybe perch. Oh, guys. I need net. Oh, look at this. Nice perch, guys. Wow. Ёпшик мать. Look at this beauty. Nice perch. Look at this. O, ešeriukas, draugeliai, ką? Opa. Opa. Jo. Look at this, guys. Visas kameros šlapia. Eik tu savo, žiūrėkit. Bingo, antra žuvis. Štai ešerys. Vajum. Nano džigas, vajum ir nano džigas. Nano džigas, nepagausi. Maži kimba, va kokie kimba. Nice. Štai. Jo. Einam pažiūrėsim, paleisiu vėl. Toj sugrįšim, blemba. Štai va toks ašarukas, draugai. Vėl paleidžiu čia prie tiltelio. Sau gražiai, tegu jisai plaukia. Štai ešerys dar vienas. Opa. Nano džigas ir Neptūno baitai. Works. Ką, toliau varo. Blembos ant to tiltelio čia kai slidu. Jo, papa. Ką? Jo, papa, vėl kažkas tai rimtesnio. Didėja žuvis, jie. O gal ir ne, nu bet irgi neblogas. O, štai. Oi, koksai gražuolis. Vai. Ateik. Opa.
Yra, nėra bus. Žiūrėkit. Dar vienas. Fantastinis ešarokas ant nano džigo. Guys, nano jig, look at this. Nu, fantastika, ką? Ui, tu. Atsikabino patys. Mažesnis biškutį. O. Hopa. Look at this, guys. Nu ką. Trečia žuvis. Neblogai. O. O. Pasidarykit foto su manim. Screenshotus. Ok. Ką, einu vėl paleisiu. Einam paleist. Mažesnis truputį, bet fainas žuvytė. Nice. Look. Hop. 3 žuvis jau pagautos. Žvėjoju iki 40, toj pasakysiu tiksliai. Nu jo, 5 minutės kažkur. Plius minus, jo. Štai masaliukas, draugai. Žvėjojau su baltu nieko. O va, prašau, geltoną užsidėjau šitą blembą, jis dirba. Gerai. Su geltonu eina. Ir plius aviža tai yra 1,5 gramo. Biški overloadas biški, bet nieko, normaliai. O ką, draugai, keičiam vietą žvejybos. Buvau šitam gale, dabar einu į šitą galą. Tiesiog čia jau apsigaudė, dabar pasėdėjau kokį 15 minučių jokio kibimo, tai nusprendžiau čia ateiti į šitą tiltelio pusę ir čia pamėginti. Į vieną, į kitą, į trečią. Tai va, neblogai, 3 žuvis, tikrai neblogai. Emocijų, va. Ką, nešu daiktus truputį čia ir žvejojam čia, nice. Nu, reikės graibšto ar ne? Šitas mažesnis, mažylis. Nu tai va, oi, blemba, atsikabino. Jehu, draugai, 4 žuvis. Šiandien mažas ešeriokas, toksai va, spurgis. Gerai, paleidžiamės. Hop. Na. Panašu, kad vėl, draugai, gausim lietaus. Ir taip nemažai jaučiu. Blema ten matosi pareina debesėlis. Nelabai noriu sušlapinti vėl kamerų ir telefono. Oi. Bangavimas kaip sustiprėjo, pasižiūrėkit, per kelias minutės. Nuo čia tai va oras, ką? Žiūrėkit, kokius bangų. Kaip jūroj beveik. Nejuokinga. Lieptelį nuneš mano. Vėl telefonai šlampa, nu negabegaliu aš. Jehuhu. Oh, he lost it. God damn. Dar vienas kibimas. Kol įjungiau kamerą ir boom. Atsikabino. Dar kibimas buvo, tai neblogai šiandien, neblogai, sekasi tikrai. Užskaitau šitą žvejybą, užskaitau masalus ir taip toliau. Vis dar žvejoju ant to geltono krakamolio tokio.
Ką, draugai, žiūrėkit, koks monstras. Monstras, ašarokas, dar vienas. Šitas irgi nedidelis, bet žuvis yra žuvis. Ką, paleidžiam, ne? Nu, draugai, tai žvėjoju dabar. O, negerai. Gerai, kad nukritai. Vėjas niekadėjas tas. Tai žvėjoju dabar, draugai, 3 valandas. Tai va tiek va žuvų pagavau per 3 valandas. Ir tokios žuvis šiandien man iškibo. Tai tiek žuvų, vėjas stiprėja. Šiaip oras visai nieko. Jeigu, kaip matėt, lyjas, vėl normaliai, lyja, vėjas. Tai nėra toks avižadribio oras, galiu pasakyti, bet vis tiek va, pasigauna ta žuvytė. Pasigauna ir dar pabūsiu keletą minučių ir tikriausiai uždarysim šiandienos žvejybą. Nuotrauką atsiųsk ar ką nors, blemba. Noriu pamatyti, tiek daug žuvies pas tave. Kur ten taip gaudai, aš irgi norėčiau. Skrisi į Angliją, karpių gaudyti. Ką, draugai, viskas, užsidarom šiandien. Viskas, baigiu žvejybą. Tai ką galiu pasakyti, tai favoritas šiandienos mano. Štai toksai krakamolis ir geltonos oranžinės spalvos, toksai hybridas, žodžiu. Tai taip, ant šitos va visos žuvis buvo ir sugautas. Tai žiauriai smagu, smagi man išvis, kai pradėjau šiais metais žvejoti su nano geimais, su nano džigais, tai žiauriai smagi man šita žvejyba pasidarė, aš nei karto nesu žvejojęs. Tai šie metai mano nano džigo metai. Tai va, ką norėjau pasakyti dabar, tai jeigu norit, aišku, pradėti žvejybą su nano, tai ką, pasakau greitai, be jokių užuolankų, ko reikia, ne, žvejybai. Tai žodžiu, tai pradedant nuo ritutės, tai kuo lengvesnis įrankis, tuo patogiau žvejoti, tuo ir įdomiau, ir patogiau, ir ne taip ranka nuvargs ir taip toliau, nes vis tiek daug metimų reikia padaryti ir taip toliau. Tai žodžiu, kuo lengvesnis įrankis, tai ritutė štai tokia, nuo 2000 iki 1000 tinka drąsiai, gal net ir mažesnė, nežinau, pagal jūsų poreikiai, patogumus, prasme. Bet aš užsidėjau, šita yra 1000, tai lengvutė, tai žiauriai faina. Meškerikotis, taip, meškerikotis, tai kas liečia jį, tai irgi priklauso kaip patinka žvejoti, ar su tokiu liaunesniu, tokia botagu daugiau, tai jisai daugiau vibruoja, ar kietesniu, kuris aštriau išmuša avižą ir aštresnis toks padavimas gaunasi. Tai žodžiu, kaip norit išbandyti. Tai aš dabar iš pat pradžių išbandinėjau tokį kaip botagą, tokį liaunesnį, tokį daugiau vibracijos. Tai tokį, tai irgi man tai nežinau, patiko, viskas normaliai, bet dabar kitą įsigijau, bet jisai truputį aštresnis. Tai su šitu dabar žvejoju, tai irgi fainas, nežinau. Anas irgi geras, viskas vibruoja, viskas su juo fainai. Tai tiesiog tokį pasiėmiau dabar kietesnį išbandyti. Tai taip, o paskiau ko jums dar reikia, draugai? Reikia, aišku, valo, o ne? Valas yra iki 0,08 japoniškų žymėjimų ten.
Tai žodžiu tikrai plono valo reikia, pintukas ir ploniukas. Toliau, ko reikia? Avižų reikia, ne? Reikia avižų ir... dar nepaminėjau, meškerykotis tai iki 0,8 gramo užmetimas. Tai 0,8 gramo ir jo, šiandien žvejojau, kadangi vėjas ir čia dar yra gylis, tai žvejojau su 1,5 gramo avižą. Tai meškerykotis 0,8, 1,5 gramo uždėjęs visai normaliai išsimuša aviža tikrai gerai. Tai va tokie pastebėjimai. Paskiau jo, avižų reikia, tai avižas siūlau turėti irgi kelių dydžių. Tai pas mane yra pavyzdžiui 1,5, 1 ir paskiau 0,8, 0,6. Čia irgi yra 0,2 gramo. Tai va tokios avižas naudoju. Paskiau ką, masalai, jo, masalai. Reikia masaliukų, tai va taip, draugai, kas liečia masalus, tai va štai tokie visokiausi mažuliukai. Tai visus masalus naudoju iš Neptūno Nano Game serijos, tai juos testuoju, su jais ir gaudau. Tai bent jau aš, aišku, yra visokiausių masalų, tai galite pasižiūrėti. Galite pasižiūrėti Neptūno baitus, tikrai faini masaliukai, tai galite iš ten įsigyti, galite tokių įsigyti, tai kas liečia tokią žvejybą, draugai, tai viskas, ko jums reikia tiesiog. Liaunos, meškerytės, keletą masaliukų ir žuvis kimba, tikrai kimba ir čia Airijoje gali tikrai smagiai praleisti laiką, smagiai pažvejot ir net reikia ten brangiausių masalų, brangiausių kotų, brangiausių žodžiu ričių ir taip toliau. Tiesiog pradžiai tiesiog va, ekonominės klasės nusiperkat, įsigijat, kaip sakoma, ir pabandom tokią žvejybą. Patinka, jo, patiks, galit jo domėtis toliau ir kažką rimtesnio įsigyti. Bet šitie įrankiai tikrai atitinka savo kainą ir savo kokybę ir ta prasme ant jų gaudai tą žuvį, viskas dirba. Tai ką, nereikia šokti aukščiau bambos, kaip sakoma, viskas palaipsniui. Tai aš irgi, kai mano pirmos žvejybos dabar, tai tiesiog laipteliais kilti į viršų. Jeigu, aišku, daug laiko žvejosi, kažką gali pasikeis, kažką tai įsigyti geresnio ir taip toliau. Tai svarbiausia išbandyti, tai nereikia pirkti brangiausio įrankio ir varyti ant žvejoti. Nu, žodžiu. Tokia va mano šiandienos žvejyba, tokie va reikalai. Daiktus susidėjau, varysiu namo, viskas. Tai, draugai, dar truputį reklamą įdėsiu. Neptūno baitai gerą akciją paleido su Nano Game'ais iki 45%. Ir tiesiog, jeigu norit, galite tenais nulėkti www.neptunobites.eu ir įsigyti šitų masalų. Tai tikrai geri masalai ir gera akcija. Tai viskas, draugai, šiandien baigiu. Tokia žvejyba. Greit atbėgau, išbandžiau, pažvejojau, gerai laiką praleidau ir lekiam namo. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad stebit, ačiū, kad followinat ir jo, sutinkam kitose žvejybose. Čiau, pakau, iki, draugai!